Geriau liksiu be kelnių ir nevalgęs, bet daugiau jų neimsiu. Jaunuolis Vytenis kartą buvo Palangoje. Jam prireikė nuomotis butą, o pinigų kišenėje trūko. Vaikinui toptelėjo, kad gali pasiimti greitąją paskolą. Pasiėmė 500 eurų. Gauti pinigus atrodė labai paprasta. Vaikinas ir toliau jautė pinigų trūkumą, tad paėmė dar 500 eurų. Jam studijų metus norėjosi praleisti linksmai ir triukšmingai. Taip pat norėjosi artimuosius nustebinti kalėdų dovanomis. Atėjus laikui grąžinti 1000 eurų sumą Vytenis neturėjo iš ko. Kiekvieną mėnesį turėjo mokėti po 100 eurų, kad prasitęstų paskolos grąžinimo terminą. Po metų tokio tęsimo palūkanų buvo priskaičiuota 50 eurų, o dėl nuolatinio termino pratęsimo susikaupė dar 1200 eurų. Taip skola sumoje tapo 2250 eurų. Vaikinui atrodė, kad vos gavęs algą jis viską grąžins, tačiau jam nepavyko to padaryti. Vyteniui neatsakingų pasirinkimų pasekmių suvaldymas užtruko pusmetį ir kainavo gerokai daugiau, nei jis gavo imdamas greitąją paskolą. Ši istorija yra puikus pavyzdys, kaip neatsakingai imamos paskolos gali tapti ne pagalba, bet ilgalaikė našta.